Sveikinam trenerį su pergalė prieš Latvijos rinktinės draugiškos rinktinėse. Ir pirmas klausimas, ar galima būtų teigti, jog repeticija prieš lemiamas Europos čempionato kovas pavyko? Ne, nepavyko. Mums visiškai buvo nenaudingas Latvijos puolimas 7-7. Mes nei to tikėjomės, nei tam dirbom. Ir mums tai visiškai nereikalinga buvo. Ir to labiau tai mums trukdė pamėginti bent atidirbti aktyvią gynybą, nes mūsų buvo uždavinys atidirbti aktyvią gynybą, bet kadangi Latvija puolė visos rungtynės 7, mes to negalėjom padaryti. Ar pavyko protestuoti mažiau pažįstamų žaidėjus? Kas paliko geriausiai įspūdį iš tų žaidėjų, kurie buvo mažiau pažįstami? Visi galėjo palikti geresnį. Nesu patenkintas nei Simėno darbo gynyboje, galbūt puolime antram kėlinyje ir neblogai vyras sužaidė, o gynyboje tikrai turėjo žymiai daugiau sužaisti. Na, Palevičius pirmą kartą rinktinėje pakankamai solidžiai, galbūt, sakykime, sužaidė. Edvinas Vorobjovas gavo daugiau pasireikšti. Neblogai. Ir kokių pokyčių žaidime galima tikėtis prisijungus tiek Jonui Trachanovičiui, tiek Gerdui Babarskui? Na, tai visiškai kita gynyba, nes tie du žmonės yra kertiniai gynybos asmenys mūsų. Tai ir puolimo taip pat, taip kad bus visai kitoks žaidimas, bet to nepamirškit, čia neturėjome dar ir Dumčiaus ir Drabavičiaus. Tikimės, kad jie galės būti.